Sveiki visi, tai šiandien vasarišką dieną susirinkom pasišnekėti apie tokią labai wow temą, kuri vadinasi coachingo specialistai čia naudoti tą coachingą, nenaudoti, dar kiti vadina ugdomuoju vadovavimu, nors ką tik Paulius sakė, kad... Nei ugdomasis, nei vadovavimas. Net nežinau, bet kokiu atveju pasikvietėm į svečius šiandien pakalbėti apie coachingą, kas tai yra, kiek tai mums gyvenime gali būti naudinga, nenaudinga, ir pasikvietėm į svečius coachingo profesionalą Paulių Ratę, kuris aš pati pasibuvau ir tarp kitko labai neblogų ten tokių minčių esu išgirdusi. Tik neblogų. Senai buvau, žinai, priblėso įspūdį. Tai žodžiu, tokia linksma gaida ir pradedam. Tai gerai, tai kas tas coachingas, reikia mums jo, nereikia kasdieniam gyvenime, čia vadovavimas, nevadovavimas, kas čia iš viso per paukštis? Naudot jį, nenaudot, kas čia tokio? Didelis klausimas, bet šiaip tai jisai normalus klausimas. Tai, ar jums reikia coachingo? Ne. Ar jūs galite jo norėti? Taip. Ar jisai veikia? Taip. Ar gali neveikti, jeigu jo nereikia? Gali neveikti, nes jisai veikia tik tiem, kam jo reikia ir norisi. Tai pradėkim gal nuo to, kas tai yra. Ne? Arba kas tai nėra. Tai kaip sakiau, tikrai nėra vadovavimas. Nu, bet vadina dabar taip ugdomasis vadovavimas. Čia kad pakeistų tą coachingą, žinai, nes tas coachingas, visi įsivaizduoja, kad moka coachinti, nes moka uždavinėti klausimus, klausimų uždavimas čia. Bet mes kažkurio laido kalbėjom, kad ne visi klausimai yra coachingas. Ten, žinai, kodėl tu nepadarei čia drožingas, ne coachingas. Tai pradėkim nuo to, kad jeigu čia būtų visa teritorija, ką žmonės vadina coachingu, tai labai daug ką. Treniravimas futbolo. Taip. Yra... nes coacheris, daviau gerų patarimų, tai coachingas. O šiaip tai tas, apie kurį aš kalbu, tai kamputyje. Kažkuriam kamputyje tai yra tam tikra coachingo samprata, kuri apibrėžta Tarptautinės coachingo federacijos. Tai iš karto tokį aiškumą duodu, kad labai įvairių coachingų yra. Pats žodis jisai iš viso kilęs iš vežimo. Vežimo, nes coach, jeigu aš įsivaizdavau, kad iš to trenerio tokio, kuris tam su bizūno, čia vis dėlto naujesnė. Tai, žodžiu, susisadini visus ir veži kažkur, tai čia iš serijos. Tai, nes jeigu pažiūrėt žodynus arba aiškinamosius žodynus, tai coach yra vežimas ir vežikas. Ai, vežikas šitas, kuris... Bet ir vežimas irgi su bizūnu, ne? Coach yra vairuotojas, ar ne? Jaučiasi, yra tik, kad tu pasakų. Su bizūno reikalai visi sėjasi. Čia gal kitas coachingas. Tai kalbant apie tai, irgi gerai būtų suprasti žodžio prasmę. Žodžio prasmė, aišku, viena iš prasmių yra treniravimas kažkur šitam kampe galbūt. Ten vežimas gal šitam kampe. Tai šitam kampe gyvena coachingas, kuris pagal coachingo federacijos apibrėžimą. Tai yra tam tikras būdas, aš tai sakyčiau taip, pastimuliuoti kito žmogaus mąstymą, kad be kalbėdamas su tavim, bet sakinėdamas į klausimus, pats suprastų, ką jam reikia suprasti. Tai yra santykis pirmiausia, kalbėjimosi ir klausymosi būdas, dar tiksliau klausinėjimo būdas iš tikrųjų, nes coachingė praktiškai klausinėjimai ir tyla yra. Ir tas pokalbis ypatingas tuo, kad žmogus kažkokiu tai tokiu suvokiamu arba nesuvokiamu būdu pats susigaudo, apie ką jam reikia susigaudyti. Tai čia yra... Bet čia aš vėl, žinai, dabar biškai taip paprovokuosiu, nes šiaip jau sako, kad moteris kalbėdamas galvoja, žinai, pačios ten ir paklausia, pačios sugalvoja atsakymą, pasidalina ir ten gimsta mintis, vyrai sako kažkaip kitaip, nežinau iš tikrųjų, kiek tiesos tame, bet čia tinka ir vyrams. Tinka žmonėms. Paskatinti pagalvoti. Tinka žmonėms. Aš tavo pavyzdį labai gerą tu davai, tai kodėl tu ten to ir to nepadarei, ne? Tai čia yra vienas klausimas, kuris užmuša. Nebūtinai coachingis, bet jeigu aš tą patį klausimą truputį transformuosiu, jisai iš karto kitaip paveiks. Dėl ko tu tą padarei? Ai, dėl ko tu tą padarei? Dėl kodėl, bet dėl ko tu tą padarei? Nes ten, matai, ten ir kodėl... Ir stebėk mintis. Nes kodėl nukreiptas į praeitį ir puoli teisintis. Dėl ko tu pradedi galvoti, kur į ateitį, kur perspektyvą. Kokį ten slaptą ar neslaptą norą, ar suvoktą arba nesuvoktą norą, arba ketinimą turėjau. Ir dėl to tą padariau. Tai mažus subtilumas, ne? Teisingai paklausiau, kaip sakė, ne? Ir žmonės iš tiesų galvodami, kalbėdami galvoja.
O tai kuom tada coachingas skiriasi nuo psichologo? Nes man tai va čia irgi iš to, ką tu sakai, ir neatrodo labai panašu. Kažkas tai va čia aplinkui tą patį ir net kartais iš vadovų, pavyzdžiui, girdžiu, kad, aš čia ne psichologas, kad visų čia klausinėčiau ir išgyvenčiau su jais ten kažkokį pokytį. Tai kaip čia yra, kur čia ta riba? Supraskim, kad psichologijų yra spektras, ne, kaip ir beje, ir coachingo rūšių yra spektras visas. To coachingo šitam kamputyje čia irgi spektras yra. Ir tie du spektrai, jeigu čia kažkokia psichologija padėdama, jie, aišku, persidengia kažkiek tai. Nes ir tas, ir psichologo pokalbė, ir coachingo pokalbė žmogus suvoks dalykus. Tai suvokimas yra ir ten, ir ten. Didžiausias, ko gero, skirtumas yra, į kur nukreiptas mąstymas. Nes aš pats einu pas psichoterapeutą, kai man to reikia, kai aš negaliu atsikabinti nuo praeities, arba kai man praeitis trukdo eiti priekį. Tai aš kreipiuosi į psichologą, kai man reikia susitvarkyti su savo praeitim. Coachingas dirba nuo dabar ir į ateitį. Okay. Tai vienas, nesakau, čia vienintelis skirtumas, bet vienas iš skirtumų yra, kad coachingas sako, praeitis yra tvarkoj, tai yra jau įvykęs dalykas, ten tu gali kreiptis, pasiieškoti resursų ir stiprybės, šaltinio, ir dabar nuo dabar susivok, kaip tau yra dabar, susivok arba sugalvok, kaip tu nori, kad būtų, ir šitą tarpą coachingas stengiasi užpildyti. Ir aš čia pacituosiu savo mokytoją, kuri yra ir psichologijos mokslų daktarė, ir vienas iš švyturių coachingo pasaulyje, ar ne? Pasaulinio kalibro švyturys, Marilyn Atkinson. Tai jinai labai gražiai sudėjus yra per vienus mokymus. Tokia metė ar kitko frazė, sako, tau nebūtina suprast, kodėl tau blogai, kad sugalvotum, kaip padaryti gerai. Tai toks ir uždėti iš karto tą ribą, kad ne tai, kad tau nereikia suprast, kaip tau yra, bet tau nereikia suprast visų priežasčių, kodėl tau yra taip, kaip yra. Tu pripažink, kaip tau yra, tiek, kiek reikia, gal pažiūrėsi, gal ne, bet net nebūtina žiūrėti. Ir tai yra metodologinis dalykas. Tu ne tai, kad įsivertini, bet atpažįsti, kaip yra. Pripažįsti, kad taip yra, kaip yra. Nustoji ginčytis su realybė. Pripažįsti, kad yra taip. Gerumo laipsnis yra 0,2 iš 10. Ok, yra 0,2. Kaip atrodo 10 ir kaip man pajudėti link 10. Gal ir nenujudėsiu niekada, bet iki 3 gal pajudėsiu per savaitę. Bet ar tai reiškia, kad čia, tada ką, taip išeina, bet ką čia gali susiplanuoti, bet ką čia pasiekti, bet ko čia tapti, žmogiškų apribojimų ribose. Kaučerį pasisamdyk ir taip išeina? Tai geras kaučeris yra tik tai vienas elementas iš formulės, tai neturi būti geras klientas. O kas yra geras klientas, tai žmogus, kuris prisima atsakomybę už save. Jeigu su tavim susitikinėsiu, tu man vis įmesi, žinai, dozę motivacijos įmesi, tai aš gal ir judėsiu, o jeigu... Bet paklausimo, žinai, ar įmesti motivacijos, žinai, ar coachingo tikslas yra įmesti motivacijos, ar kažkaip, žinai, ją pakelti, nes aš pačia visai nesenai su draugė šnekėjau ir jinai sako, bet negali tu eiti ieškoti motivacijos pas trenerį, žinai, ar ten ieškoti motivacijos kažkur tai, žinai, motivacija iš tavęs paties turi ateiti, žinai, tai vat, čia irgi galim... Bet tai Paulius užduos teisingą klausimą ir paskui ta motivacija ateis. Man kažkaip, tai čia aš pacituosiu kitą savo mokytoją ir galiu patvirtinti savo stebėjimas, kad sumotyvuoti žmogaus yra neįmanoma, bet susimotyvuoti žmogus gali. Ir sukurt terpę, kurioje žmogus atras savo motyvą, labai realu. Tai ta prasme galima ateiti į coachingo pokalbį, kad coachas sudarytų sąlygas, kad tu atrastum, kas tave motyvuoja, pasistiprintum, jeigu ten išblėstum. Tai čia yra apie tai. Bet coachingo viena iš tokių pagrindinių prielaidų, ar ne, kodėl vien coacho neužtenka, kodėl klientas turi būti, viena iš pagrindinių prielaidų, kad žmogus yra, sakykime, pasiruošęs coachingo santykiui ir pasiruošęs prisimti atsakomybę už save. Nes jeigu aš iš tavęs lauksiu, tai galiu laukti visą likusį gyvenimą. Neįpūsit man motivacijos. Bet jeigu aš padarysiu vidinį sprendimą, kad aš šiaip tai imuosi to, aš prisiimu atsakomybę, tada ta atsakomybė bus kaip ašis, ant kurios gali viską sudėti. Atrasi motivaciją, atrasi būdus, susivoksi, į ką tu nori keliauti, susiplanuosi kelionės, nors jinai tikrai ne tuo keliu nueis, kaip suplanuosi, tada persiplanuosi 15 kartų. Tai tada sąlygos yra. Ir coachingas sukuria sąlygas, bet nepadaro už žmogų. Bet žinai, tu sakei klausimai ir tyla.
tyla yra labai toksai, kaip čia pavadinkim, taip, ginklas stiprus, kai tu užduodi Tyla. klausimą, žmogus pradeda Žmogus mąsto. arba pradeda jausti sąžinės grūžimą, kad jam reikia kažką tai pasakyti, nu ir žinai, tas toksai, nu, Ir tada tarsi žmogus renkasi, ar ne? prisižadėjimo. Tai va čia, nu, va vienas galbūt momentas, ar tai nėra, nu gerai, dabar vėl pasakysiu taip, ar coachingas nėra manipulacijos būdas. Čia geras klausimas. Aš išplėsiu. Na, išplėsiu, vėl sakysi, yra manipulacijos formų krūva čia. Pacituosiu Miltoną Eriksoną, kuris į šitą klausimą atsakė, viskas, ką mes darom vienas su kitu, yra manipuliacija. Ir ne klausimas, ar manipuliacija, klausimas, į kur manipuliuojam vienas kitu. Nes mūsų... Tai coachingas į kur manipuliuoja? Ne? Taip, bet geras klausimas. Coachingas, ir čia yra vienas iš išskirtinumų coachingo, ar ne? Va būtent to, šito kamputį vėl aš rodo, ne? Kaip suprantu, Tarptautinė coachingo federacija. Tai yra manipuliacija į tai, kas žmogui yra vertinga. Tam žmogui, ne man, ne tau, bet tam žmogui, kurį manipuliuojam. Ir didysis klausimas yra, kaip suprast tam žmogui, kas jam yra vertinga. Va čia coachingo ir yra didžioji paskirtis, kad... Tai prasme, klientui kaip suprasti, Taip, klientui, kas ne? jam vertinga. Ir čia yra didžioji paskirtis coachingo, kad padės žmogui susivokti. Ne? Pirmiausia, susivokti, kaip yra, susivokti, kaip aš esu toj situacijoje, kuri yra, tada susivokti, kaip man geriausiai būtų, ne? Būnant savimi, kokia situacija arba kokios situacijos man būtų pačios geriausias. Ir tada šitos du taškus turim, atsiranda judėjimas arba atsiranda galimybė judėjimo. Tačiau vienas iš modalumų coachingo, kuris daro prielaidą, kad žmogus gali suprast, kur jisai yra ir kur jisai nori būti. Yra dar visi kiti variantai, kur... Tas dalykas dažnai galbūt, kodėl tai yra svarbu būti ten, čia man, bet iš to, kaip aš sakiau, aš dalyvavau pas tave mokymuose, ten komandinio coachingo mokymai ir man kažkaip, nežinau, labai įstrigė ir aš dažnai šitą naudoju. Tai vienas dalykas, ko tu nori ir kodėl tau tai svarbu. Va, tas antras klausimas, žinai, kodėl tau tai svarbu. Ir paskui, kai pradedi galvoti, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, ką žinau, tą pačią, naują mašiną noriu nusipirkti. Kodėl man svarbu tą naują mašiną? O gal visai nesvarbu, senu dar irgi važiuoju, žinai. Nes kas būtent svarbu apie naują mašiną. Jo, žinai, ir tada, kai pradedi va štai va galvoti, tada galvoju, gal iš tikrųjų net ir nesvarbu, ir galbūt man visai ne naujos mašinos reikia, arba kažko tai kito paaiškės kažkas ir galbūt tai ne vienintelis būdas užtikrint arba gauti tai, kas tau svarbu. Čia va, labai dažnas atvejis, beje, ateina žmonės su noru, jie sako, aš noriu to. Pradėjo ieškoti arba nagrinėti, o kodėl tau tai svarbu, ir pasirodo, kad yra tas, ko nori, yra vienas iš daugybės įmanomų būdų gauti tai, kas tau svarbu. Pavyzdžiui, nori žmogus... gerai, prie tos pačios mašinos galim pabandyti. Kas gali būti svarbu žmogui? Kodėl gali norėti? Man svarbu, kad jinai negestų, kad man nereikėtų remontuoti, kad jinai važiuotų, kad aš iš taško A į tašką B nuvažiuočiau komfortiškai su kondicionierium ir man nereikėtų gaišti laiko servisuose. Fantastika, taksi. Tada kitas klausimas, kaina, bet galbūt jeigu įvertinsi ten, ką aš žinau, juokiasi jie. Viskas, ties man parduoti savo mašiną, aš taip supratau. Ir va čia svarbu, žinai, nes ar tau yra svarbu turėti automobilį, ar tau svarbu yra iš taško A į tašką B. Yra, gal kažkam dar prestižo reikalas, pavyzdžiui. Jeigu tau reikia prestižo, va čia jau prasideda dar įdomesni dalykai, tada kažkokia būtent mašina bus, tada to ne bet kokia markė tiks, ne bet koks gamintojas. Tai čia svarbu tą visą puokštę svarbių dalykų pažiūrėti, nes aš iš tiesų turiu vieną pažįstamą, kuris padarė šitą analizę ir pardavė mašiną ir važinėja taksi. Bet iš tikrųjų, tai pagalvojus, kiek kainuoja naujas automobilis, geras, kiek jis kainuoja, kiek jis atpinga per metus, ne? Nes naujas automobilis paskui vien amortizuojasi, vien jo kaina kiek renta. Jis sakė, man pigiau yra taksi važinėti negu automobiliu. Aš pasakysiu, kad aš praeitų kartą su jumis pasikalbėjusi. Nusipirkai naują. Galvoti apie mašiną. Ir tiesiog sugalvojau, kad reikia investuoti į jos remontą, nes ne jinai pati mane kaip faktas nervina, bet tai, kad dabar vis kažkas ten išlenda, tai vėjelis nepučia, tai kažkas ir juos patvarkius, gal nereikia ten 30 000, neužteks 1,5. Tam, kad tada, žinai, tada išlenda ten kaip ten pasaulinė sąmokslo teorija, kad visos dabar prekės yra daromos tik tais tam tikram ribotam laikui ir kad tik tai to daugiau pirktum. Dėl to reikia išsiaiškinti, kodėl tau svarbu tai, ko tu nori. Ir dažnu atveju, nesakau, kad visada, bet dažnu atveju būna prasiplečia galimybių aibė, nes, pavyzdžiui, tai, kas tau svarbu, galima realizuoti ne tik naujos mašinos pirkimo būdu.
Nes jeigu tau būtų lengva įsigyti naują automobilį, tu net nekalbėtum apie tai su kauču savo. Jau būtum seniai nusipirkus ir važinėtum naują mašiną, nes jinai turi labai daug privalumų. Taip. Jeigu jos nenusipirkai, reiškia, yra kažkokių kliučių arba kažkokių vidinių kliučių arba išorinių. Ir tada prieš ieškant sprendimo, tu turi suprast, ką sprendi. Tai dėl to, čia jau mes ir prieinam prie to, kaip veikia coachingas. Tai yra struktūra, tam tikra struktūra pokalbio arba tam tikra, sakykime, mąstymo struktūra, kuri leidžia tau pamatyti ne tik tai kažkokią vieną tašką, bet visą visumą, visą sisteminį vaizdą gauti. Kai gauni sisteminį vaizdą, tada ateina sprendimai, kurie yra adekvatus visai sistemai, o ne vienam sistemos elementui. Ir čia yra didysis mokslas ir menas, kodėl coachingas veikia ir kaip jis yra, nes šiaip coachingas yra sisteminis pokalbis, struktūruotas sisteminis pokalbis. Tiksliau, net ne vienas, o serija pokalbių, nes geriausiai coachingas veikia, kai trunka tam tikrą laiką ir įmanoma įgyvendinti, arba bent jau pradėti gyvendinti tai, ką tu nori gyvendinti. Bet aš dabar galvoju, žinai, 2 klausimai man kyla, tai vieną iš jų dabar renkuosi paklausti. Pats gal susiduri su to klausimu, tai kiek čia man reikės sesijų? Kaip į tą klausimą tada atsakyti, žinai, nes irgi turbūt kai kam yra kaina gal svarbi, ar ne? Ten aš noriu išsispręsti klausimą, bet negaliu ten kas 2 savaitę skirti po tam X sumą, žinai. Kaip tu jauti, kiek yra minimum, kad žmogus pradėtų kažkokį pokytį savo gyvenime daryti? Kaip visada, minimum 1 yra, ne? Bet yra statistika, tam tikra statistika. Tikrai, kartais užtenka vieno pokalbio, yra tokia atveju buvę ir žinau, kad... Sužinom, kad žmogus nieko nenori ir viskas. Arba atvirkščiai, arba užtenka to vieno impulso, kad žmogus pasitvirtintų kažką tai, ar ne, kad pasitvirtintų ir to gali užtekti. Kita vertus, dažniausiai neužtenka, nes čia turi būti super organizuotas žmogus, kad jam ten kažkas klikas įvyko ir jis jau toliau viską pasidarė pats. Bet jeigu reikia tokio palydėjimo, pavadinsiu, įgyvendinime, arba dažniausiai ne per vieną kartą susivokia, ar ne, pokalbis yra ribotos trukmės, o mūsų gyvenimas kompleksiškas, tai vėl nėra skaičiaus tokio, kiek reikės, bet galima numatyti, kad, 10 yra geras skaičius, plius minus, gali būti 6 pokalbiai, gali būti 10, o kartais gali būti iš viso kita idėja pasirinkta, kad aš renkuosi, pavyzdžiui, kad man kartą į mėnesį susitiktume ir kad mane tas kaučas lydėtų, nežinau, metus, 2, 3, 5, kiek nori. Tai įvairiausi formatai yra, kadangi mes esam, kaip žmonės skirtingi, tai mums skirtingo palaikymo reikia. Kaučingas yra palaikanti profesija, ne? Tai yra tam tikras palaikymas. Kaip tik irgi pokalbį turėjau čia prieš porą dienų su viena klientė. Tai jinai ir dalinosi savo labai gerą patirtis, kad sako, išsikraustė į kitą vietą gyventi ir porą metų tiesiog kas mėnesį, kartą į mėnesį turėjo pokalbį su savo ten kaučerė. Ir sakė, man super geras buvo pastiprinimas manęs pačios ir per tą dabar atgal žiūrėdama labai gerai suprantu, kaip vertingai coachingas prisidėjo, kad aš santykinai sklandžiai praėjau į tą etapą, kur ten labai daugybė pokyčių, turbulencijų ir viso kito įvyko, ne? Tai gali būti ir toks režimas, bet gali būti ir coachingo ciklais vadinam, kuris skirtas kažkam išspręsti. Išsprendai, pradėjai gyvendinti, jeigu ten jau matai, kad važiuoja viskas į priekį, tai galima tada jau išretinti arba iš viso nutraukti coachingo pokalbius, nes jau žmogus susidėliojo, kaip jam keliauti į priekį. Bet kokiu atveju, aš manau, žinai, su coacheriu sesijos yra naudingesnės, negu aš, pavyzdžiui, žinau pavyzdį, kur žmogus su burtininkė susitikinėja vieną kartą į mėnesį ir neprima jokių verslo sprendimų, nepasitaręs ten, kol jam ten kortų kažkokių burtų nepadaro ir nepasako, kaip... Nors aš taip galvoju, jeigu geras tas burtininkas, galbūt kažkiek jis ir coacheris, ne? Geras burtininkas, geras taksistas, geras oficiantas restorane, iš tikrųjų, aš visai nejuokauju, jie naudoja elementus kažkokius. Nes kaip tu dabar, tas pats oficiantas, ar ne, aš turiu tokį vieną, atsimenu iš senų laikų, oficiantą tobulas, jisai, ar ne, iš kur jisai sužinos, ko tau reikia, jeigu tavęs nepaklaus ir neišklausys, ir tada pasiūlys į tai, ko tau iš tikrųjų norisi, arba ko tau reikia, arba ko tu šiandien nori. Tai visi geri profesionalai, iš esmės, jie sąmoningai arba nesąmoningai naudoja coachingo elementus, aš tai vadinu. Tai ta gera burtininkė gal irgi naudoja. Bet dabar, žinai, aš galvoju, kad man girdisi, kad dabar visi yra coacheriai, ne, ten visi gali, kas nori, gali tapti coacheriais ir jais būti.
Kaip paprastam žmogui atpažinti, ar tai yra coacheris, ar tai yra, žinai, nu nežinau, kažkokia Apsišaukėlis. pseudo, žinai, nes aš pati esu buvusi konsultacijai, kur suabejojau šiek tiek, ar tai tikrai yra profesionalu, ar žmogus tiesiog moka kalbėtis, išklausyti, žinai, ir duoti kažkokią tai, nežinau, vat postumį. Kokie yra indikatoriai, žinai, paprastam tokiam žmogui? Tu žodį panaudoji profesionalas, nes žmonių, kurie mokėsi coachingo ir gali pakaučinti, yra iš tikrųjų daug ir labai sparčiai auga tas skaičius. Klausimas, kiek yra ir kurie yra profesionalai ir dar tikslesnis klausimas, kurie profesionalai tau yra tinkami kaip partneriai, ar ne, tavo kelionė. Ta prasme, ne kiekvienas coacheris Faktas. gali ne bet ką. Nebūtinai tau jisai tiks. Ne? Okay. Nes aš turiu savo charakterio bruožų, aš turiu savo galbūt tematikų, kur galbūt coacheris specializuojasi labiau arba nesispecializuoja. Pavyzdžiui, yra santykių, coacheriai, kurie santykiuose specializuojasi. Ne? Ten, pavyzdžiui, šeimų coachingą daro. Tai yra atskira šaka, yra komandų coachingas, kur ir aš tą darau, kur ateini ir dirbi su komanda kaip su klientu. Ir ten gali būti dar specializacijos tam komandų coachingė, ne, kad ten gali būti produktyvumo didinimo, bet gali būti ir komandiškumo stiprinimo, ne, dažniausiai jie apsijungia. Įvairiausių yra. Tai čia kas sertifikatai kažkokie taip pat? Yra sertifikatai arba yra, sakyčiau, kur žmonės save tobulina ir lavina, ar ne? Tai čia kaip ir kiekvienoje profesijoje. Paimk lektorių, tai jisai, ne visi lektoriai vienodi, ne visi tose pačiose temose, ne visos stilius vienodas, ne visi tau tinka, ar ne? Tai čia lygiai tas pats. Tai pirmas klausimas gali būti, kokiu tikslu tau reikia coacherio, ar ne, arba coacho, ir koks coachas tau yra geriausias coachas. Čia aš tokią istoriją galiu papasakoti, turėjau klientę, organizaciją atsiuntė iš tikrųjų žmogus aišku norėjo, bet mes maždaug antram pokalbėje coachingo supratom, ir aš supratau, ir klientas suprato, kad ne coachingo jai reikia, o mentoringo. Nes užklausa buvo tokia ir situacija buvo tokia, kad mentoringas veiks geriau negu coachingas. Ten reikėjo ne tiesiog žmogaus, kuris gerai išklausinėja ir padeda tau supras, bet ten reikėjo, kad ir įdėtų tam tikro jau žinojimo iš savo pusės, ko coachingas nededa. Tai mes paskiriam dar vieną pokalbį, išsiaiškint, kokio būtent mentoriaus tau reikia. Mes nesustojom to vietoj, išsiaiškinom, kokio būtent mentoriaus to reikia, ir aš po poros mėnesių gavau entuziastingą laišką padėkos, sakė: Pauliau, kaip tau ačiū, aš radau savo svajonių mentorių. Bet kodėl rado? Todėl, kad mes padarėm coachingą apie tai, kokio tau reikia mentoriaus. Ir išsigrynino kriterijus, pagal kurios atpažino tą žmogų, kai susitiko. Gerai, bet dirbi su įmonėm, ar būna tokių, kuriems, nereikia iš visų, jis nieko nenori žmogus. Atėjo pas tave, jie atsiuntė ten direktorius, liepė pabūti coachingo sesijoje, padidinti savo produktyvumą, ar kažką tai. Bet jam viskas yra gerai. Ir jis nieko nenori. Tu gali jį išjudinti tokį ar negali? Aš išjudinti negaliu, aš galiu patyrinėti, galbūt jis ras, apie ką jam norisi išjudinti. Bet susiduri su tokiais atvejais, kur, ką žinau, sėdi ir tyli ir iš vis nieko nešneka. Tokių neturėjau, bet esu turėjęs panašių atvejų, kaip tu sakai. Ar ne, kur, iš tikrųjų, organizacija dovanų davė, ne, galiu kastiną įsirišti, pabudovaną, ar ne? Mane padovanojo, ar ne? Arba darbuotoja, blogesnis atvejis, kai atsiunčia pataisyk to man darbuotoją, tai čia mes tada turim rimtą pokalbį su vadovais. Kuriam čia reikia coachingo. Bet iš tikrųjų vienas iš tokių gerų susitarimų yra, kad šitas pirmasis pokalbis yra, patyrinėkim, kas tau gali būti aktualu. Ne tai, kad kas tau įdomu, bet kas tau gali būti aktualu ir tu tam norėtum skirti savo laiko ir energijos. Ir dažniausiai būna, kad atrandi. Nebūtinai tai, dėl ko siuntė. Bet paskui, kas įdomu, kad labai dažnai tarsi nagrinėjai kitą dalyką, ne dėl kurio siuntė, bet susitvarko ir anas, dėl kurio siuntė. Okay. Ta prasme, per aplinkui kažkaip. Per aplinkui, nes mes esam, vėl aš panaudosiu žodį sistema. Ne, mes, kaip žmonės, iš tikrųjų mes kažkokia prasme esam sistemos. Ne, ekosistemos vidinis ir taip toliau. Galų galia organizacija yra ekosistema, kurioje kažkas vyksta. Ir labai dažnai žmogus kažkokį tai darbo dalyką daro neoptimaliai, kadangi kažkas asmeniniam lygmenyje yra netvarkoj. Ir kai Oi, čia dabar davai pasiteisinimą labai daug darbuotojų, aš čia negaliu dirbti, nes pas mane asmeninis lygmuo yra prastas. Gali būti, ar ne?
Ir tada sprendžia žmonės, ką daryti. Žmonės sprendžia, ką daryti, nes faktas, kad mes kol gyvi, tol ne viskas tvarkoja. Teisingai. Nu, į klausimą, jeigu užduosi klausimą, tai jau viską padarėjai, tai jeigu gyvas, tai dar ne. Ne? Tai reiškia, ne viskas darbe tvarkoja, ne viskas namie tvarkoja, mes nestovim vietoje, mes evoliucionuojam, net jeigu viskas gerai, jau rytoj nebūtinai tas bus gerai. Bet čia aš ką kalbu, tai būna, na, iš tikrųjų, simptomatiška netgi kartais, ne, kažkas tenai nejuda vienoje vietoje, bet šaknis yra kitoje vietoje. Na, koks nors pavyzdys žmogus atsainiai ką nors daro darbe, kaip pavyzdys, ar ne? Tai galbūt, vėl čia yra tikrų atvejų, kuriuos aš turiu omeny, tai galbūt ne tai, kad žmogus atsainiai daro, gal žmogus nėra tikras, ar tai jo darbas. Ir per coachingą, pavyzdžiui, atsiuntė, kad pataisyk produktyvumą to žmogaus. O per pirmą tą žvalgybinį pokalbį, sako, man šiaip įdomu būtų patirinėti, o koks man būtų idealus darbas iš vis. Arba... Žodžiu, sėdžiu ne savo vietoje. Aš nesuprantu, man čia nelabai patinka, nesuprantu, kas nepatinka, noriu kažko, nežinau ko, padėk man susiprast. Ir čia gali būti tas klausimas, kurį reikia nagrinėti, padėti susiprast. Ten, aišku, pasiekmių to susipratimo gali būti įvairiausių. Ne? Gali žmogus pakeisti darbą vienais atvejais, bet kita vertus, kai žmogus susipranta, apie ką jisai nori būti, gali suras būdą, kaip jam gerų būdų būti toj darbo vietoje, kurioje jis yra dabar. Gal pakeisti, kartais funkciją pakeisti reikia, kartais užtenka tiesiog suprast, ką aš iš tikrųjų darau. Čia pacituosiu irgi vieną moterį, su kuriuo prieš jau nemažai metų dirbau. Irgi praradus motivaciją buvo. Tiesiog, nu, dirbu, sako, 20 metų, tam pačiam darbe, viską aš jau čia kiaurai žinau, viską moku, bet man, sako, jau prisiversti reikia ateiti į darbą. Nu, ir panagrinėjom dalykus, o kas tau iš tikrųjų yra, bet dalyką nagrinėjom ne kaip prisiversti ateiti į darbą, ne kaip susimotyvuoti, bet kas tau šitam gyvenimo etape yra iš tikrųjų svarbu. Va, klausimas buvo. Ir iš esmės, va čia va tas atvejis, kai vieno pokalbio užteko. Ar ne? Nesakyk, kad išėjai iš darbo. Liko tam pačiam darbe ir, aš nežinau, keliom galvom arba keliom eilėm geriau tą darbą pradėjo daryti, nes rado motyvą vaikščioti į darbą. Ir ten dar gyvenimo situacija buvo tokia, kas mums ateis anksčiau ir vėliau visiems tokia situacija, ne, užaugo vaikai ir išėjo iš namų dar, ne, šalia visų kitų reikalų. O žmogaus vertybė nesuvokta iki galo buvo pasirūpinimas žmonėmis. Bet savo nebuvo įsivardinus niekad gyvenime. Ir kol buvo vaikai namie, kol buvo darbe kolegos darbuotojai pavaldiniai, viskas ten buvo gerai, bet čia vakuumas namuose. Ir nesuvoktas buvo dalykas, kai jinai išsiaiškino, kad jai svarbus vertybė kertinė šitam gyvenimo etape yra pasirūpinimas, sako, aš žinau, ką aš jau rytoj darysiu darbe. Aš nevadovausiu, kaip vadovau vakar, aš pasirūpinsiu. Kartais vieno žodžio pakeitimas. Ir čia kaip tik tas atvejis, kai vieno pokalbio. Tiek buvo užtenka. Nes tas žmogus toks profesionalas, kad žinojo, kaip tą padaryti. Manau, kad sulaukiai klausimą. Tai susitinki su klientu, klientas pats viską sugalvoja, pats viską nusprendžia ir dar jeigu geras klientas net ir imasi veiksmų, už ką tu gauni pinigus? Vat už tą susivokimą, ar ne? Už tą, kad žmogus atrado... Aš tai gal taip pasakysiu skambiai, bet tai yra realybė. Šituose pokalbiuose vienas iš didelių tikslų, kurie nebūtinai įvardinti, yra, kad žmogus, na, susirastų būdą būti savimi harmoningai. Kad derėtų tai, kas aš esu savo galvoje, su tuo, ką aš veikiu, kad mano veikla ir mano buvimo būdas atlieptų į tai, kas man svarbu. Čia turint omeny visą kompleksiškumą, nes mes turim daugiau negu vieną savęs suvokimą. Bet, nu, pavyzdžiui, tam kontekste, darbiniam kontekste labai svarbu šitos visus lygius suderinti. Ir kai šitie visi lygiai sudera, tai tada yra šansas, kad bus profesinė laimė. Ar ne, atrasta. Nes blogai yra, kai aš, pavyzdžiui, tas atvejis, kai aš kažkurio lygių jaučiu, kad ne savo darbą darau. Ką reiškia? Reiškia, mano identitetas ir mano veikla neatitinka vienas kito. Arba aš jaučiu, kad kažkokį pasipriešinimą paaiškėja, kad aš savo veikime pažeidžiu kažką, kas man svarbaus. Tai yra išdavystė. Ne? Savęs išdavystė. Savęs išduodi. Savęs išdavystė, ne? Ir dažnai tas būna nesuvoktam lygiai. Kažkur tai plaukioja čia, bet kaip pakyla į galvą tas suvokimas ir žmogus supranta šitos dalykus, tada jau gali su to kažką daryti. Kol nesuvokiai, tol labai sunku su to kažką padaryti, tol su tavim tai daro.
Tai vat, vienas iš dalykų, už ką verta mokėti, tai tu susivoki. Ne, ir tada, kai susivoki, o dar jeigu sistemiškai susivoki, tai gyvenimo kokybė, plačiaja prasme, turi visus šansus pasitaisyti. Tai primityviai sakant, už teisingus klausimus. Ne, ne už klausimus. Už rezultatą tavo buvimo kartu su to žmogum. Nes aš dabar taip galvoju, žinai, jeigu svarbu užduoti klausimus ir tylėti, tai gal galima tos klausimus kažkur pasiskaityti ir pačiam save Jo, pakaučinti. man irgi kabėjo ant vežimo galo, žinai, ar gali žmogus pats save prasikaučinti. Gali. Čia bet santykis yra vis tik tai raktinis. Aišku, klausimai be galo svarbus dalykas yra, bet tyla, ne šiaip savo tyla, turi būti klausimas. Ne, turi Bet tai, o tikrai negali pats savęs pakaučinti? Gali, iki tam tikro lygio. Pirkti automobilį ar nepirkti iš serijos? Gali. Ir gausi kažkokius atsakymus, kurie, jeigu tai yra techninis klausimas, tai pasikaučinti save gali lengvai iš viso. Yra klausimai, yra struktūros tų klausimų. Tai kas yra techniniai klausimai? Techniniai tai tokie, vat apie kažką. Kai jau žinau, kad pirksiu automobilį, tai kaip man nusipirkti automobilį, ar ne? Arba kokį nusipirkti. Kokį nusipirkti, jeigu ten trūksta man kažkiek tai pinigų, tai kaip man gauti pinigų. Tai šitą klausimą laisvai gali savi coachingą pasidaryti, jokių problemų. Bet ten, kur tu nori savivoką kažkokią kitokią atrasti, arba kažkokią esminę įžvalgą padaryti, kuri tau nėra įprasta, greičiausiai reikia kito žmogaus. Čia kaip ta metafora savęs pakutenimo yra, ne? Negali savęs pakutenti. Jo, aš tą klausimą ilgai sprendžiu ir vis dar sprendžiu, ne? Ką, manot, aš nebandžiau savęs pasikaučinti ir kažkodėl vis tiek einu aš galvoju, tu profesionalas. pas savo kaučą aš vis tiek einu. Ai, vis tiek eini? Kai man reikia kažkokių esminių atsakymų, ne, nes aš galiu pasikaučinti ir techninius atsakymus gauti lengvai. Bet kai man reikia, ne techninių, tokių transformacinių atsakymų, tai man kito žmogaus reikia. Ir aš neradau dar straipsnio jokio apie coachingą, kodėl save sunku pasikaučinti, ne, bet aš radau netyčia straipsnį, kodėl savęs pakutenti negali. O kodėl, bet tarp kitko įdomu. Tai tam straipsnė rašė, kad kodėl kitas gali pakutenti, o pats savęs negali, nes netikėtumo nėra, kai save kuteni. Mūsų nervų sistemoje tarsi eina dviem sluoksniais keliauja, ar ne? Aš žinau, kad kutensiu ir einu kutenti ir jau mano organizmas žino, kad to vietoje bus kažkas ir nebekutena. Nėra netikėtumo, ar ne? Netikėtumo efekto nelieka. Kažkokia prasme, kai kitas žmogus tavęs klausia, tu turi tą netikėtumo efektą ir tu gali gauti kitokį atsakymą, negu ir taip jau turi. Nes kai aš savęs klausiu, tai tarsi tuoj save kutensiu. Nes aš ir taip jau tą... Dar, žinai, tas, ką pradžioje kalbėjome, ne, kad ta tyla, žinai, uždaviau klausimą ir laukia atsakymą, jisai duoda tokį, ir spaudimą tam tikrą prasme, žinai. Aš gal spaudimų nepavadinčiau. Nežinau, man tai spaudimas. Mes pardavimuose taip mokindavom su klientais, užduodi klausimą ir turi tylėti. Kiek išeina tiek. Nepainiokim pardavimus su coachingu. Pasakai kainą ir turi nutilti, nes viskas pralaimės, jeigu. Tai čia dėrybos. Yra dalykai, bet čia yra, aš ją vadinu transformacinė tyla, bet tam turi būti klausytojas. Čia pacituojant psichologą Jean Gendlin, kur jisai labai iš vis filosofinė prasme labai tvirtą dalyką tokį pasakė. Tam, kad žmogus galėtų būti žmogumi, jam reikia kito žmogaus. Mes turim būti santykyje, mes labai sunku būti žmogumi nesantykyje. Ir tiesiog, jūs sakėt, ne, o kas jeigu tik pasiklausysiu, gali būti pats geriausias būdas pakaučinti žmogų, jo neklausinėjant, o tik klausantis. Kartais. Kartais žmogui užtenka, kad kitas yra žmogus, esi santykės su to žmogumi ir tas kitas dėl tave žmogus. Ir šiuo metu skiria savo laiką ir dėmesį tau. Ir dažnu atveju tas kokybiškai pakeičia mąstymą jau iš karto. Bet jeigu dar mes įterpsim klausimus teisingus, jeigu mes išgirsim, jeigu mes vystysim tos klausimus, ar ne, ir ta suvokimo grandinė keliaus toliau, tai yra visi šansai, kad suvokimas bus kokybiškai kitoks negu tau įprastai su savim kalbantis. Aš negalvoju apie tai, kad aš tarsi kažkaip save kaučinu vis rašydama ir atsimenu, su viena kaučerė dirbau ir jinai man davė tam tikrų klausimų, žinai, kaip namų darbam, su to klausimu pagyventi, žinai. Ir aš rašau atsakymą ten, kodėl aš čia esu, žinai, kodėl aš čia esu, žinai, viską parašau, atrodo. Ir ateinu pas ją ir jinai sako, o tai kodėl tu čia esi? Ir ta intonacija, man atsimenu net, žinai, ašaros kaupęs, tai kodėl aš čia esu, žinai? Čia apie darbą, žinai, to metinį buvo. Bet tu girdėjai, kaip tu savęs paklausai va dabar? Jo, aš kažkaip techniškai labai, taip. Kodėl aš čia esu ir tu rašai, o jinai sakė, o kodėl tu čia esi?
Kažkur tai, žinai, ten į paširdžius, žinai. Į pačią ir klausėsi. Aš tai galvoju, čia mūsų ego, žinai. Nu, ką jis tai daro? Mums reikia dėmesio iš kitų, mums reikia, kad kažkam rūpėtų tai, ką aš šneku. Nežinai, kai, pats savo, žinai, tai, kiek aš galiu čia pats save pamotyvuoti, pats save pagirti, pats save ten kažką, mums reikia, kad kažkas kitas. Nežinau, bent jau klausimą užduoti. Dalyvauja ego. Ego dalyvauja ir jo negali ignoruoti. Tai yra realybės dalis. Ir svarbu, kad pripažint, kad yra ne tik ego. Ego yra ir yra dar kažkas. Ir pasižiūrėti, kas dar yra. Gerai, Aš jau matau, kad mes su Pauliu važiuosim į Kauną. Jau žinau klausimą, kurį užduosiu už eterį. Bet žiūrėk, gerai, visuose mokymuose ten apie vadovavimą, kiek man teko apie coachingą, visi tie lektoriai sako, tik netaikykit šito savo žmonai ar vyrui. Galima ar ne? Geras patarimas. Galima. Galima, bet tai reikalauja labai aukšto lygio profesionalumo, kad pakaučint savo artimuosius. Nes pradėkim nuo to, kad coachingo santykis yra kitoks negu vyro ir žmonos santykis, negu tėvo ir vaiko santykis. Žinai, dalyviai visą laiką ateina, reiks ant žmonos išbandyti, kad jinai ten darytų kažką jo. Bandykit ir žiūrėkit, kas bus. Gal geriau nebandykit. Atsargiai. Ne, iš tikrųjų galima. Ne, ir aš esu ir savo dukras pakaučinės, bet jos to norėjo. Tapsime, kai jos žino ir paprašo šitą. Bet iš kitos pusės, ten vis tiek tai yra, atsargiai reikia šitoje vietoje, nes tai yra kitas santykis, kuris yra neįprastas. Ir mes galim skausmingai sureaguoti, dabar kažkoks nepažįstamas dėdas čia atsirado šalia manęs, ne? Maždaug tokia reakcija gali būti. Čia staiga vyras buvo čia mano, arba čia tėtis buvo. Bendravom vienai, o dabar kažkoks persijungi. Net pažįstu šito, tarsi išorė ta pati, bet kas čia, nepažįstu, ne? Tai čia yra pavojus potencialus coachint savus, artimus draugus tas pats yra, nes tu kitam santykėsi, tavo balsas pasikeičia, tavo bendravimo būdas pasikeičia, nes tai yra tiesiog kitas būdas. Ir čia yra didžiausias pavojus. Viena iš mano mokytojų, pas kurią aš mokiausi, irgi jos paklausė per mokymus, ar kaučini savo sūnų. Kaučinu, sako, bet už pinigus ir savo ofise, sako. Čia irgi variantas vaidmuo, ne? Tas sūnus verslininkas, ne, viskas suaugęs žmogus, turi savo verslą, savo šeimą, bet sako, aš jį priimu savo ofise, kaip ir visus klientus, ir tas coachingas vyksta už pinigus. Bet jinai yra aukščiausios kategorijos coachingo profesionalė. Ir čia man labai iliustratyvus atsakymas yra, taip, galima, bet tai reikalauja labai aukšto profesionalumo lygio. Bet man, žinai, net susisieja ir su realybė, kai vadovai grįžta iš coachingo mokymų. Ir mes atsimenu vieno įmonė juokėmės, nes grįžo vadovas ir visus pradėjo coachinti. Bet tikrai, ir jis labai direktyvus. Visai kito tipažo ir staiga įsijungia, žinai, tai papasakok man. Ir visi iš jau sako, mačiau. Ir ką, pavyko. Tai žinai, galvoju, kad čia irgi turbūt yra jau susiformavęs santykis ir tu labai greitai pamatai, kai jisai yra kitam vaidmenį kažkokiam neatpažįstamam. O vadovo atveju aš galiu, pavyzdžiui, tiesiog pasakyti, kad dabar bus kitokia sesija ir kad mes dabar bus coachingas, aš išmokau ten kažko, aš dabar pabandysiu, tai tada jau suveiktų kitaip, nežinau. Pradėkim nuo to, kad coachingas turi būti savanoriškas dalykas. Iš abiejų pusių turi būti savanoriškas. Idealia žino abi pusės, kad vyksta coachingas, nes jeigu viena pusė nežino, tai vyksta partizaninis coachingas tada. Tai manipuliacija. Nebūtinai, tiesiog kitas stilius, kuris neįprastas, nes gali būti coachingo stiliaus vadovavimas iš viso, ar ne? Ten ir sutesnė lyderystė, pažiūrėsim, vienas iš stilių yra coachingas. Tai yra truputį kitas coachingas, negu mes dabar kalbam. Bet iš principo, bet net jeigu žmogus ir nutarė modifikuoti savo stilių, tai geriau būtų įspėti savo žmonės. Žiūrėkit, aš pasimokiau, dabar noriu išsibandyti ir pasilikti tai, kas veikia mums. Ar ne? Ir aš nieko prieš, jeigu aš su jumis išbandysiu kitus būdus kalbėtis, negu įprasta iki šiol. Ir tai gali būti tam tikras psichologinis kontraktas su savo žmonėm ir tada jie nesukios piršto ir nelauks, kol praeis. O tada grįžtama ryšį iš to coachinamo reikėtų paklausti, kaip man pasisekė. Aišku, kad reikėtų. Ne tik, kad kaip pasisekė. Arba kaip tu jautiesi. Aš neklausčiau, kaip pasisekė. Aš klausčiau, kas veikia gerai šitam pokalbį. Ir aš, pavyzdžiui, klausiu savo visų naujų klientų. Po pirmos, antros sesijos aš klausiu, kas tau veikia gerai šitam pokalbį.
koks mano... Geras Ar klausimas. ne? Kas tau padeda, kas tau yra naudinga iš to, kaip aš su tavim dirbu ir gali man dar duoti papildomą tokio feed forwardo, ką dar norėtum, kad aš įdėčiau į mūsų pokalbio stilistiką, kad tai tau būtų dar naudingiau. Ir kartais mano klientai paprašo, sako, tu būk asertyvesnis su manim, nes man reikia trupučiuką pušo, kad aš eičiau į priekį. Okay. Supratau. Ne, tai nereiškia, kad aš pušinsiu, bet aš pasiimsiu, ką tu sakai, kad tau svarbu ir suaktualizuosiu svarbą to dalyko. Ne? Galbūt balso intonaciją pakeisiu, galbūt aš atkakliau tą dalyką prieš akis laikysiu, kad tą pušą tau pagamint, tau sveiką pušą. O kitą gali atmušti, ne? O kitą gali atmušti, kitą kaip tik, jeigu ten nors vieną žodį panaudosi arba užuominą, intonacinę užuominą duosi, kad čia spusteliai, tai pabėgo, ar ne? Tai ten tada visai kaip pasakyti, kitas prieskonis bus, kita atmosfera bus pokalbio, aš ten tave laikysiu tiesiog. Ar ne? Bet žinai, bet, pavyzdžiui, šitas klausimas net ir toj situacijai, kur tu sakei su vadovu, jeigu pabaigoje būtų paklausęs, kaip tau toks pokalbis, galbūt būtumėt visiškai kitaip sureagavę, aš dabar galvoju, žinai, arba ir sakau, kaip tau pasakė, kad va šita dalis patiko, šita ne. Kai vadovas paklaus, kaip tau toks pokalbis, tai žmonės atsakys, ką jie mano, kad tu nori išgirsti. Aš norėjau sakyti, žinai. Toks klausimas nėra, kaip pasakyti, jis nėra efektyviausias. Jeigu žmogus yra įprastai labai direktyvus, tai, po tokio klausimo aš būčiau sakęs, pokalbis kaip pokalbis. Ja. Bet jeigu tu klausi kažkaip į kitą pusę, o kas tau buvo, kas tau kūrė vertę šiame pokalbyje, pat tokioj stilistikoje, ar ne? Ką jisai, neklaust, ar buvo naudingas, sakys naudingas, ar patiko. Kokie nedėkingi darbuotojai, žmogus stengiasi keisti savo idėją. Jie dėkingi, ar ne? Koks nedėkingas vadovas, nesidžiaugia, kad aš atėjau į darbą. Tai va čia ir skirtumas yra, ne? Neklaus klausimo, jeigu ne... Kaip ten sako, neklaus klausimo, jeigu nenori laukti atsakymą. Arba žinai, koks bus atsakymas ir žinai, kad tau jis nepatiks. Jeigu jau žinai atsakymą, tai kam klausi. Psichologai kartais sako, kad iš tikrųjų, jeigu tu gebi užduoti klausimą pats, tai tu jau iš esmės beveik ir žinai atsakymą. Gal nežinai atsakymą, bet tai užduoda labai daug krypties atsakymų. Nes klausimai jie yra, čia, gal nenoriu įsivelti, tai, bet šiaip klausimas turi kryptį dažniausiai. Ir ta kryptis yra įvairiopa. Pradėjom nuo kodėl ir dėl ko. Tai laike yra kryptis, ne tik laike, žiūrėk. Klausimas kodėl ir dėl ko turi ne tik laiko kryptį, tai turi ir ketinimo kryptį, ne? Tai kodėl tu tai padarei, tai prielaida yra, kad tu kažką susimovei ir dabar aiškinkis. Dėl ko, tai vardan ko tu tą darei, kokia tavo buvo kryptis, ar ne? Arba kokia galėtų būti kryptis to, kad tu darei. Galbūt tik tai šito klausimo dėka iš vis atpažinimas įvyks. Nes niekada žmogus savęs taip neklausė, tai dėl ko aš čia tą dariau? Tiksliai dėl ko. Oi, šiaip norėjau ramią galvą gauti, norėjau, kad atsikabintų. Na jo, taip tiesiai šviesiai įma ir pasako. O dabar iš to, ką pasakoju, žinai, atrodo, kad coachingas yra tik tai apie pozityvę ateitį. Ne? Ar gali būti, kad po coachingo sesijos žmogui atvirkščiai kažkaip, nežinau, atsiranda sunkumą? Aš dėl ko dabar klausiu, dabar galvoju irgi vieną pasidalinimą, sako, pabuvau vienoje coachingo sesijoje, daugiau neįsiu, nes daugiau problemų negu ten atrodė, kad iš tikrųjų gyvenau sau ramiai, o dabar gyvenau sau ramiai, žinai, o dabar čia man ten viską sukėlė, žinai, ir tas, ir tą reikia spręsti, žinai, ir taip toliau. Tai kaip tu tą patį? Niekas nežadėjo, kad lengva bus po coachingo arba per coachingą, ne? Ne, tai mes visi coachingas yra, tikrai taip, coachingas yra apie pozityvę ateitį visada. Ar ne? Tu gali panagrinėti alternatyves ateitis, bet vis tiek pasirinksi tą, kuri tau yra tinkamiausia. Ar ne? Tai coachingas yra visada apie pozityvę atmintį. Tik niekas nesakė, kas yra konkrečiai pozityvų tau. Ir nesakė, kad tai lengva bus pasiekti tą pozityvę. Ir niekas nesakė, kad lengva bus pasiekti. Jeigu tu pasirinksi, kad aš noriu lengvo būdo pasiekti savo pozityvę ateitį, tu rasi lengvesnį būdą, gal ir visai lengva. Mes dažnai renkamės nelengviausius sprendimus. Gal įprastus, ne? Gal įprastus. Kartais gal reikia, labai daug žmonių renkasi sunkius sprendimus, todėl, kad nori savo kažką įrodyti, arba savo mirusiam tėčiu kažką įrodinėja vis dar. Ar ne? Mes dažnai renkamės nesąmoningai, renkamės sunkius sprendimus arba sunkius kelius tam, kad kažką įrodyt. Ir net neklausiam savęs, koks galėtų būti lengvas būdas. Kodėl kvailiai? Tas labai didelę prasmę turi. Pavyzdžiui, savo kažką įrodyti labai didelę prasmę turi. Gal tikrai. Galbūt aš
įsitvirtinu savyje, tokiu būdu, pavyzdžiui, aš savigarbą gal sustiprinu. Ir čia mes, čia jau psichologai galėtų aiškintis, kodėl tu renkiesi, ar ne? Bet jeigu coachingo kontekste, man svarbu suprast, kas tau yra gerai tau, pagal tavo kriterijus, ar ne? Ir jeigu žmogui yra gerai, kur reikėjo padirbėti, spustelt, padaryti, perlipti per save, reiškia, čia tau yra gerai. Šitie kriterijai tau reiškia gerai. Bet ar čia nėra dar ir spaudimo, žinai, iš, nežinau, visuomenės, iš šiaip tų tokios, įtikti ir patikti. Visiems turi įtikti, visiems turi patikti, visiems turi būti geras, turi būti sportiškas, pasitempęs, gražiai atrodyti, jaunas, arba ten... Kaučintis jo, ten turi, arba rūpintis savo gyvenimą. Neturėti mentorių, coacherio arba psichologą jau yra šiaip, nemada, žinai. Aišku, kad yra tai žinai, man kaip tos ribos, žinai, neperlipti tokios. Čia vėl turbūt kalbam apie sąmoningumą. Coachingas yra apie sąmoningumą visada irgi šalia visų kitų gerų dalykų. Tai jau vien atpažinimas yra, kad kai kurios dalykus aš priimu dėl to, kad atėjo spaudimas iš išorės ir aš priimu tą spaudimą kaip kažką tikro, ar ne? Tai jau duoda savo. Kaimietiškas požiūris. Visi čia turi, žinai, darau ten, žinokit, nemeluoju, bet turiu giminaitį, kuris darė dukrai vestuvės, ten 2 kaimus sukvietė, paskui sėdi verkė, zau, kiek pinigų išleidau, tai kam darai? O ką žmonės pagalvos, žinai, man toks kaimiškas. Tai jeigu tau, ką žmonės pagalvos, yra aktualu, tai reiškia ir daryk, kainuos. Tai nereiškia, kad nesvarbu, ką žmonės pagalvos. Bet čia vėl mes grįšim prie tą pačio dalyko, kodėl tau svarbu, ką žmonės pagalvos. Matau, bet įdomu, aš neuždaviau šito klausimo, reiks. Kodėl tau svarbu, ką žmonės pagalvos, ar ne? Ir tai nereiškia, kad pasirodės, kad nesvarbu, bet tu suprasi, kodėl svarbu. Ir tada ne žmonių nuomonę tau reikia užtikrinti, o tai, kas tau svarbu. Ir tada bus, nenoriu naujos mašinos, bet kartais gal man reikia gal gyvenamą vietą pakeisti šalia metro gyventi, žinai, ir viskas. Ir arba arčiau darbo persikelt ir man tada... Arba darbą pakeisti iš namų, žinai, tavo. Daugybė gali būti atsakymų. Bet pirmiausia, tu turi atsakyti klausimą, kas, ne tik kodėl tau tai svarbu, bet kas tau svarbu šitam kontekste, kurį tu nagrinėjai. Tu atstovėm irgi ten maža ką. Gal tam žmogui pagarba kaimynų labai svarbi, kaip pavyzdys. Ne? Ir tada galvojam, tai vienintelis būdas tą pagarbą girdit jos. Aš nežinau, ar čia vienintelis būdas susikvies 2 kaimus, ar ne, ir per negaliu išleisti visus pinigus, kuriuos turėjai. Ar dar yra koks 2-3 būdai? Tikriausiai yra. Bet... O Pauliau, žinai, aš galvoju, jau taip laida ir sukasi į pabaigą ir turbūt galėtume dar čia tęsti. Bet dabar mes kalbėjome apie asmeninį tokį coachingą, ar ne? O yra dar grupių coachingas. Tai aš dabar suprantu taip, žinai, kad coachingas asmeninis tai yra, kad asmeniai būtų pozityviau, kažkaip į tą pozityvesnę žmogaus, žinai. O tai ką yra grupių, kad įmonės rezultatai gerėtų, žinai, kas tai pozityvi ateitis, žinai, įmonių kontekste. Tai įmonės visą laiką kalba apie pozityvę ateitį, ar ne? Tikslai įmonės. Pasiekti tai yra daugiau, geriau, greičiau. Priemonė pasiekti pozityvią ateitį kažkokią, ar ne? Tai vizijas, misijas formuluoja. Kas tai yra vizija, misija? Tai yra bandymas įsivardinti, kas yra pozityvi ateitis. Ir jeigu eisim į... Aš gal komandą linkęs dar labiau pavadinti, grupėje vėl truputį kiti dalykai grupėje. Kiekvienas savo individualią pozityvią ateitį, kuria su kitų pagalba arba būdami drauge. O komanda, jinai turi dar tą ypatumą, kad komanda yra tarsi jungtinis organizmas. Ne, nes komanda turi komandinius tikslus, komandinį protą, netgi turi dabar mokslas jau įrodinėja ir įrodo. Komanda protą. Kad komanda gali turėti kolektyvinę savivoką. Sakau, kad mes su vyru vis vienodai pamastom tuo pačiu momentu. Čia beje gera iliustracija yra. bet garbė žodis, žinok. Jis pasako, galvoju, ką tik pagalvojau. Arba aš pasakau, jis sako, tik tai ką pagalvojau, žinai, sakiau, viskas jau gal reikia keisti kažką. Čia graži iliustracija, nes šeima yra, darnios šeimos yra komanda. Ar ne? Darnios šeimos ir ten, supanašėja savo mąstymų žmonės, dažniausiai paternus tos pačius mąstymo turi, vertybės dažniausiai labai stipriai persidengia ir taip toliau. Čia ir yra prielaidos komandiniam tam būti viena. Ne? Ir labai įdomus yra ir tyrimai, ir tai pasirodo įmanoma sustiprinti komandos kolektyvinę savivoką.
Kad žmonės jaustųsi to pačio didesnio kažkokio tai darinio dalimi. Bet gerąją prasme ir tokia, ir turėtų ne tik tai jaustis, nu, čia mes su bendradarbės, bet mes su bendradarbės ir mes esam vardan kažko. Ne? Bet tai yra apribotas, nežinau, komandos dydis, arba galbūt turi būti atrinkti kokie nors ten super džiniai, nežinau. Oi, sunku pasakyti, ar ne, apie super Nes, džinius. aš dabar taip įsivaizduoju, jeigu žinai, kas yra komanda, gerai, tai 3 žmonės yra vienaip, 500 žmonių yra kitaip. Ir labai didelis klausimas, ar 500 gali būti komanda. Ne? Tai, ką sako, bent jau coachingo kontekste, kokio dydžio yra coachinamos komandos. Tai plius minus 10 yra geras skaičius. Ne? Bet čia iš kitos pusės galim pažiūrėti, kiek yra ryšių. Nu, jeigu paim kažkokį tai kiekį žmonių ir kiek yra iš viso ryšių. Ir ten tie ryšiai jie auga net ne eksponentiškai, bet ten faktorialo greičiu auga. Tai iš esmės nuo tam tikro lygio jau tiesiog fiziškai neįmanoma palaikyti kokybiškus ryšius su visais 500. Tai jau stipriai per daug, bet paimk 20, ko gero jau bus daugoka. Bet jau toks irgi įtampa jo tokia. Bus įtampa dėl to, kad komanda reikalauja pakankamai rimtos investicijos į santykio puoselėjimą. Santykis puoselėjimas va taip, kaip mes dabar kalbam. Santykis puoselėjimas tiesioginio kontakto būdu. Ne? Ir kai per daug ryšių tiesiog negali kokybiškai to santykio puoselėti. Dėl to man labai patinka ta mintis, kad geros organizacijos stiprios yra komandų komanda. Tarsi meta komanda, ten yra tiek komandų, kiek reikia, jos jungiasi. Bet ne grupės, o komandos, ne? Jeigu bus grupė, irgi veiks, bet ko gero ne taip gerai kaip komanda, nes komandų yra vidinis ryšys, kuris gimdo motivaciją generuoti tą ateitį, kurios reikia. Tai ateitis dažniausiai išreikšta tikslais yra. Bet gali būti ne tik tikslais, gali būti idėja išreikšta. Ne? Ir pažiūrėkit, pačios tokios sėkmingiausios organizacijos pasaulyje yra, kurios ne tik tai tikslų siekia. Jos žino vardan ko tų tikslų siekia. Ir aplink tą vardan ko grupuojasi žmonės ir kai susigrupuoja, jie turi šansą tapti komandą. Čia mylim, nemylim, bet tas pats SpaceX'as, jisai turi misijinio lygmens labai ryškų dalyką, ne, padarykim žmoniją daugiaplanetinę rūšim. Čia kaip mūsų ir daug šansų, kad daugeliu žmonių tai yra labai didelis kvėpimo šaltinis. Čia kaip viena įmonė, kurioje mes esame abidvi dirbusios, kur kiekvienas žmogus, nepaisant nuo lygmens, kuriame dirba, supranta, kad jų kuriami produktai gelbsti gyvybę, žinai. Pavyzdžiui. Ir visiškai daro mechaninį darbą, kur aš sakau, kaip jūs čia visą dieną gali daryti tą patį. Uždara patalpa, ten visi kokia kaukė turi būti, ar ten dar su kažko su akiniais. Nu tikrai atrodo taip nepatogu. Bet sako, tai aš suprantu, kad jeigu aš negerai patikrinsiu, kažkur gali žmogus dėl to numirti. Ir wow, žinai, toks... Grįžtant prie komandų coachingo, tai tokius dalykus pirmiausiai ir stiprini arba sudarai sąlygas jiem išiškėti ir sustiprėti ir susijungti. Ir žmonės jungiasi iš tikrųjų ne per tikslus dažniausiai. Yra pakankamai paviršinis susijungimas per tikslus. Žmonės jungiasi per vertybės, per misiją jungiasi. Ir jeigu žmonės prisijungia prie komandinės misijos, jie susijungia. Ar tai reiškia, kad po tokios komandinio coachingo sesijos gali būti, kad kažkas išeina tiesiog? Gali. Nes čia normalu. Gali būti, kad išeina, o kas lieka, susijungia, sustiprėja ir tampa vienu daug stipriau. Ir ten, aišku, ateis kažkada žmonės ir tada atsiranda labai specifiniai onboardingai, kai tikros komandos yra, nes turi onboardintis prie misijos, ne tik tai prie kolektyvų. Ir tą reikia suprasti, kad tu negali tiesiog parašyti ant popieriuko misijos, nu va, mūsų misija tokia, junkis. Kaip negali? Gali internete gali parašyti. Gali parašyti internete, ant sienos pakabinti. Bet žmogus nesijungia per protą prie misijos, žmogus jungiasi per vertybės, per širdį. Ne? Tai reiškia, tam tikras patyrimas, turi būti istorijos, turi būti kažkokia herojaus kelionės papasakotas, o paskui galimybė tam žmogui sudalyvauti tose kelionėse ir tada, jeigu rezonansas mano asmeninių vertybių surezonavo su komandiniam vertybėm ir aš jaučiuosi kaip dalis, ar ne, ir dalis, kuri nori būti dalimi, tada yra šansas komandai. Nes antraip tai bus geras bendradarbių būrys, darbinė grupė, darys savo darbą, gaus rezultatus, viskas liuks. Ir beje, tą klausimą aš labai užduodu, vieną iš pirmų klausimų. O kodėl jūs norit būti komanda? Kodėl jums reikia būti komanda? Kartais gal visai nereikia. Kodėl jums verta būti komanda?
Ir tada galima tą klausimą stiprinti, o kokiose srityse jums būtina būti komanda, o kokiose srityse jūs galite veikti kaip darbo grupė. Ir tada daug labai atsipalaiduoja spazmų nuo smegenų, kai žmonės supranta, tai šitoj srity mes galim tiesiog pasidalinti užduotis, padaryti ir išsiskirstyti, o va čia mes norim vis tik tai investuotis ir būti komanda. Ok, panėrėm, bet iš tikrųjų mūsų laikas eina visiškai į pabaigą, tai nežinau, dar kažkokį vieną paskutinį klausimą turi? Aš tai galvoju, žinai, kad jeigu atrodo aktuali šita laida ir jeigu iki čia daklausėt, tai labai kviečiam gal pasidalinti ir su tais, kam dar galėtų būti aktualu, kas galbūt domisi, ieško kaučerio, bando atsakyti savo klausimą, man jo reikia ar nereikia. Man kažkaip atrodo, kad čia apie susijungimą tarp savęs ar ne, kažkokį tokį balansą ar nesuradimą ir komandų irgi toksai, tokia jungti kažkokia, kuri įsijungia. Nežinau, Pauliau, gal tu gali iš savo pusės kažką pridėti, kodėl verta? Gal kaučinti? Vieną sakinį. Aš pacituosiu vieną kunigą. Paradinai prisiminimą. Vienas kunigas labai gražiai pasakė, kad gyvenime ilgiausia kelionė yra nuo čia iki čia. Ne, nuo galvos į širdį ir atgal. Tai kažkokia prasme tas tikrasis gilusis coachingas, transformacinis coachingas, kurį ir aš propaguoju ir tai yra mano širdis dainuoja nuo to. Tai kažkokia prasme šitą kelionę palengvina ir padaro įmanoma. Labai gražu. Lengvos kelionės. Ačiū, kad buvot su mumis, buvo Paulius Ratė, mes, Jūratė, Ieva. Dėkui, laikinkit, prenumeruokit ir junkitės ir ieškokit Paulius Ratės seminarų. Gerai, iki.